Sveiki! Kaip jau minėjau, praeitoje serijoje susirgo mūsų šuniukas Tipis ir mes turėjome vežti jį į Ventspilį. Vežėme vakar, vežame ir šiandien. Veterinarijos klinikoje jam sulašina vaistus ir po to mes būname laisvi, galime vaikščioti po miestą. Todėl šiandien nutarėme aplankyti pietinį uosto molą. Tai puikia vieta pasivaikščioti, takelis promenada veda iki pat Švyturio. Ir mes tikimės iki jo nueiti. Fiziologiškai. Tu sakei, kad aš visuose kampuose. Nu, būna, tai būna. Šiandien pučia labai stiprus vėjas, todėl susikalbėti ir papasakoti, ką bus sudėtinga. Į akis labai deša. Pilnos ausys smėlė. Ir burna. Vaikščiodami šiuo molu žmonės mėgsta stebėti saulėlydį, o kai pučia stiprus vėjas pasigėrėti dūžtančiomis bangomis. Na, o čia mėlyna vėliava pažymėtas Ventspilio paplūdimys. O čia karvė Matrozis, tai 4 metrų aukščio karvės skulptūra. Nykštukas. Labai. Čia mažiau pučia vėjas užuovėje. Atsidedu ir viskas. Tai čia tavo jau išeitis gera. Jo. Kažko aš priekį nesimaščiau, nesitikėjau. Bet būtent tai bus. Anoj pusėje Kapadokija kažkokia. Bokšteliai, bokšteliai, bokšteliai. Nematau, kas ten tam. Perimetrinė apžvalga prie Švyturio. Ten tiesiog pūga smėlio. Priekyje siaučia audra. Smėlio audra. Ir bangų mūša didelė. Labai smėlio. Nu ką, įveikti smėlio audrą pasiruošęs. Maišelis ant galvos. Genutė turi kapišoną, tai geriau. Jo. Smėlis visur, burnoj, nosį. Lipam apžiūrėti laivą. Kažkoks barkasas. Spynos. Norėjau žiūrėti į kambuzą, užkast ką nors, bet užrakyta. Rašpilis.
nieko, įėjimo jokio. Čia yra uosto kapitono sostas. Čia jisai sėdi ir skaičiuoja, kiek laivų įplaukė ir išplaukė iš Ventspilio uosto. Stambučiai yra turbutas kapitonas. Na, kitas laivas, einam, žiūrėsim kitą laiviuką. Žvejybinis Stralščikas. Juokės iš tavęs tos žuvėdros, girdi? O dar laiko tinklo nuvešim į kaimą, vištam aptverti. Nu kaip nerūpi? Man žuvis ant stalo. Rūpo visą didelę. Ką mes matom? Nu šita rūpkė yra tvarkingesnė. Vairavimo kabina. Rūpka. O dabar lipsime apžvalgos bokštą. Lipam. Na matot, nelipau, o žaibo greičiu užbėgau. Taip, tai puikiai panorama, bet norėtųsi būti dar aukščiau, kad matytųsi dar toliau. Paukščiai okupavo stogą ir slepiasi nuo audros. Nutarėme dar pasivaikščioti po miestą, nes laiko turėjome daug. Ventspilis labai gražiai sutvarkytas, čia labai daug gėlių, tvarkingi šaligatviai ir gatvės. Taip pat yra fontanų ir daug skulptūrų. Populiariausios yra karvių skulptūros, kurių čia yra 24. Jos visos spalvotos ir labai gražios. Todėl populiariausia pramoga Ventspilyje yra karvių medžioklė. Tai reiškia, kad vaikščiojant po miestą reikia stengtis kuo daugiau pamatyti karvių. Nu, skrisk. Kiek čia gali pozuoti? Ką? Tai va, mes jau grįžtame į savo poilsiavietę. Šakos guli pušelės.
taigi papietavę mes nuėjome prie savo audringos jūros. Ką mes veikėme vėliau, pamatysite kitoje serijoje. Iki!